Čia yra 2 sąrašai Lietuvos institucijų, kurios ateityje galėtų priimti saugoti užsienio lietuvių archyvus. Dabar pažiūrėkit į padalą numeris 5. Pirmam sąraše pavadintam Lietuvos valstybės archyvai, kurie galėtų priimti saugoti užsienio lietuvių archyvus, jų fondus ar rinkinius, yra 15 archyvų ir jie buvo paminėti vakar. Jie yra dalis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos. Šį sąrašą paruošė dokumentų ir archyvų vyriausioji specialistė Loreta Čaplinskienė. Ir aš dabar vėl pakartosiu, kas vakar buvo paminėta. Pasižiūrėkit, šiam sąraše yra 5 centriniai archyvai. Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės naujasis archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas ir Lietuvos literatūros ir meno archyvas. Dar yra 10 apskričių archyvų. Ir čia statistika, kuri irgi buvo truputį paminėta vakar, bet dar kartą pakartosiu. Lietuvos vyriausio archyvaro tarnyba turi daugiau nei 21 000 atskirų fondų. Aš manau, kad aš čia teisingai tą informaciją. Ir kuriems sudėti reikia, paverčiau iš kilometrų į mylias 64 mylių lentynų. Ir kaip jie sakė, maždaug kaip iš Vilniaus į Kauną. Tai čia labai daug, palyginus su mūsų archyvais čia. Lietuvos Respublikos įstatymai numatė galimybę Lietuvos valstybės archyvuose kaupti ne tik Lietuvoje veikiančių organizacijų, bet ir Lietuvos istorinio paveldo dokumentus. Šios taisyklės nustato, kad į valstybės archyvus gali būti priimami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje veikiančių ar veikusių organizacijų ar gyvenusių asmenų dokumentai. Daugelis tokių asmenų buvo ar yra aktyvūs išeivijos veikėjai, sukaupę svarbių jų veiklą ar Lietuvos istoriją liudijančių dokumentų. Kraštų dokumentų tolimesniam saugojimui perdavimas Lietuvos valstybės archyvams yra sutartinis dalykas. Todėl kraštai gali svarstyti ir kitoms institucijoms dokumentų perdavimo galimybės, ar tos institucijos būtų tame krašte, ar Lietuvoje. Dabar prašau pasižiūrėkite į padalą numeris 6. Antrą sąrašą paruošė Kultūros ministerijos informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika Buivydienė. Informacinė visuomenė. Aš nežinau, ką reiškia informacinė visuomenė. Ar yra, man toks klausimas kilo, neinformacinė visuomenė, bet čia toks titulas. Jame išvardinta 22 bibliotekos ir muziejai. Erika Buivydienė rašo, atskirais atvejais kilus neaiškumams dėl užsienio lietuvių archyvų kviečiame kreiptis į Kultūros ministeriją, kuri padės spręsti jų perdavimo atitinkamoms kultūros institucijoms klausimą. Tokiu būdu užtikrinant šių archyvų tolimesnį saugojimą bei prieigą visuomeniai. Įdomu, kad šiuose 2 sąrašuose nėra išeivijos instituto, kur yra surinkta ir saugoma labai daug išeivijos archyvų. Šis institutas yra Vytauto didžiojo universiteto padalinys. Todėl 3 toks sąrašas turėtų būti Lietuvos universitetų sąrašas. Pavyzdžiui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas turi labai daug išeivijos inžinierių ir architektų archyvinės medžiagos. Kodėl tokie archyvų sąrašai ir tuose sąrašuose esančių dokumentų sąrašai yra nepaprastai svarbus ir kodėl juos reikia kiek galima greičiau ir išsamiau sudaryti, galiu pailiustruoti vienu pavyzdžiu.
Profesorė Dalia Kuizinienė dabar rašo mano vyro tėvo, buvusio Amerikos ir pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko Stasio Barzduko monografiją. Kadangi Stasys Barzdukas ilgai bendradarbiavo ir gausiai susirašinėjo su žinomu kalbininku ir jo lietuvių kalbos vadovo bendraautorium Pranu Skardžiu, daktarė Kuizinienė norėjo rasti profesoriaus Skardžiaus archyvą, kuris kur nors tikriausiai Lietuvoje yra ir kas nors tikriausiai žino, kur jis galėtų būti. Tačiau iki šiol jo rasti nepavyko, nes nėra jokios rodiklės, kur kieno archyvas galėjo atsidurti, kaip jis prieinamas ir taip toliau. Ta patį galima pasakyti ir apie tokių žmonių kaip inžinieriaus Vytauto Izbicko, mano tėvo Jono Kuodžio ir daugelio kitų žmonių archyvus, kurie jau buvo nusiųsti į Lietuvą. Į Lietuvą archyvinę medžiagą siunčiant labai svarbu sudaryti raštiškas sutartis. Ir čia duodu Estijos pavyzdį. Arvydai, ar tu galėtum, čia atėjo žmonių, kurie neturi tų handouts. Kada sudarinėjau tų išeivijos lietuvių archyvų sąrašą, kurie nėra Lietuvoje, labai gerą padėties aprašymą gavau iš Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkės. Ji taip pat paklausė mano nuomonės, kur atiduoti archyvus. Ar Estijos archyvams, kurie norėtų juos priimti, ar siųsti į Lietuvą. Atsakiau, kad nežinau. Po metų Cecilija Rasa Und tai parašė. Tie archyvai visados ir visur galvą skaudinantys reikalai. Svarbiausi mūsų dokumentai odinių knygų pavydale jau Lietuvoje, Nacionaliniam dailės muziejui. Atidavusi Lietuvą mūsų knygas metraščius, dažnai pasigendu neturinti jų po ranka. Ar teisingas sprendimas perkelti bendruomenių archyvus į Lietuvą? Reikia gerai pagalvoti.